Čia skylės, čia skylės. Čia iš viso vos nestipinas lauk išlindo, labą dieną. Pirmą kartą matau, kad taip stipriai būtų suskilinėjęs ratlankis. Savininkas atvažiavo į svečius. Sako, tai man galinį ratą jau pakeitė. Pasuku galinį. O tai kodėl jisai vėl suskilinėjęs? Vienas skilimas, antras skilimas, trečias, ketvirtas. Ir visi skilimai yra iš labiau įtemptos pusės. Priekinis disko stabdžių, o galas kasetės pusės. Tai yra tos pusės, kurios yra labiau įtemptos negu kita. Ir neretai gamintojas piktnaudžiauja tam, kad garantiniu laikotarpiu ratai būtų plius minus tiesus ir netaip eitų, tarmiškai tariant, į aštunkę, nesikreivaliotų. Tai yra piktnaudžiavimas ir kai kuriais atvejais, kaip šitas žmogus realiai važinėja tikriausiai nemažai, guoliai, pavargę, būgnas surūdijęs, tai greičiausiai dar ir plaunamas yra atitinkamai. Tai galvoju, reikia paimti ir pamatuoti. Kodėl aš sakau, kad gamintojai piktnaudžiauja? Yra toks įrankis, kuris matuoja stipinų įtempimą. Jis nerodo konkrečių matmenų. Pagal jį yra tokia specifinė lentelė, kurioje pasižiūri, kokie yra stipinai šiuo konkrečiu atveju apvalus, steel round, paprasti, plieniniai, nerūdijantis, 2-2-2-2. Tai yra nekintamo storio ir skaitosi visiškai normalu ratą įtempimą daryti nuo 100 iki 120 kg arba kitaip dažnai rašo 1200 newtonų. Būna ir iki 110 kg. Rečiau pasitaiko, bet jeigu neparašyta, tai tose rėžiuose. Aš kada ratą surinkinėju ir jį varžau, darau iki 120, truputėlį susėda, kai naujas ratas būna, tai ten pasidaro vis tiek normos ribos. Štai čia mūsų lentelėje 120 kg. Čia 2-2-2, 120 kg pagal matuoklę turėtų būti iki 58. Čia rodmuo, šita skalė. Kad įrankis nemeluotų, būtent šitas įrankis turi kalibravimo stipiną, kuris įstačius į įrankį turėtų mums rodyti reikšmę 60. Tai įstatau, kur čia. Sutarim, 60. Vadinasi, 60 pagal lentelę yra 145 kg. Pasiimu ratą, susirandu neskilusią ratlankio vietą, pavyzdžiui. Taip, tikriausiai tie stipinai, kurie jau suskilinėja, jie atpalaiduoja šiek tiek ratą ir šalia esantys stipinai gauna padidintą apkrovą, tai surasiu vietą, kur šalia bent 2 stipinai būtų nesuskilusių ratlankių. Pasirodo sunku tokią vietą atrasti. 3. 1, 2, 3.
Taip, 3. Čia neskylę, neskylę, neskylę. Matuoju vidurinį. 59. Ap. Ten. Pasižiūriu kokią nors kitą. 60. Kur čia? Netgi į 61 jau tempia. 100 ir 120 nuo 145 skiriasi stipriai. Garantinis ratas buvo pakeistas visas, tiesiog toks pat, sveikas ratas. 59, 59, 60, sunku neskilusi rasti, 58, 59 ir greičiausiai viskas, daugiau čia neskilusių nėra. Skylę ratlankiai pradeda banguoti ir, kas yra labai svarbu, ne visi gal supranta, jie nesitiesina. Tiesiog beprasmiška veržti, nes nėra ką veržti. Viskas. Pasiėmau lentelę, įrankis iškalibruotas, 58 yra tai, kas buvo tikriausiai mažiausias rodmuo, yra 120. O visur kitur dar keletą stipinų radau, 59 ir 60. Tai 130 ir 145 kilogramai. Ir kad būtų linksmiau, stipinai nekintamo storio, o tai reiškia, kad jie yra mažiau elastingi. Jeigu būna kintamo storio, pavyzdžiui, 2 galas per vidurį 1,8, 1,7, 1,5, tai per centrą jisai elastingesnis ir kai mes važiuojam, smūgių metu įvairių, vibracijų metu, žvyrkelių, tai tie stipinai elastingi ne taip stipriai mum tampo ratlankį, o tampo tuo metu, kada ratas sukasi ir stipinas praeina tą zoną apatinę, jisai apačioj atsipalaiduoja šiek tiek, nes slegia iš apačios ir kai jau kyla į viršų, būna šioks toks trūktelėjimas. Nerimtas kot, nerimta. Bet tai yra ne naujiena, visiškai ne naujiena ir tokius dalykus geruoju reikėtų dviračio surinkimo metu pamatyti. Ne visiems tai būna, bet neretas atvejis. Skotas, Cannondale'as. Čia tie, kur aš tikrai mačiau tokį dalyką. Ir dabar neatsimenu. Kai su naujais dviračiais teko dirbti pardavimuose, tai pasipuldavo ne vienas toksai. Taigi, pagal garantiją pakeisti ratai, rezultato 0.